Labas rytas. Rytas toks. Rytas toks. Taip, čia dabar yra kažkur po 5:20. Kaip ir planavau, anksčiau atsikėliau. Reikia kažkaip susipakuoti palapinėj būnant. Nelabai kažką aš čia darysiu, nei valgyti, nei ką. Turėtų baigtis tas lietus, 7-ojo turėtų nebebūt berods. Žodžiu, lietus pasibaigęs. Turim apie 8. Galvoju, ir teko man planus pakeisti. Šiandien plauksiu aš tik tai iki Mažeikių. Tenais ir nakvosiu. Rytoj diena bus trumpa. Iš esmės plaukiu tik iki Latvijos. Ten bus gal apie kokių 14 kilometrų, bet yra nusimatę ir darbinių reikalų dar šiek tiek, kad ir atostogos. Tai reikės skirti laiko ir tam. Nu, kaip sakant. Nes nepavyko man šiandien 6 ryto startuoti, kaip aš planavau. Kadangi lijo. Galėjau, aišku, aš viską susipakuoti ir viskas būtų pavykę, bet būčiau šlapias. Palapinė šlapia, viskas šlapia. Nu, žodžiu, paskui lėkti ir tos Mažeikius ir taip toliau. Tai darysime taip, kad tik tai į Mažeikius, ten pasivaikštau po miestą ir, kaip sakant, atlieku savo pareigą, prabalsuoju, o tada jau ramiai rytoj. Taip. O prie to pačio dar ir Viekšnius dabar aplankysiu, nes vakar nepavyko to padaryti. Ką mes čia turime? Viekšniuose, va, visa lenta. Taip, malūnas buvau, muziejaus pastatas, bažnyčia, vaistinės muziejus. Oho, kiek jau visko yra. Nu, viskas tenais. Gerai. Judam. Na va, esam Viekšniuose. Viekšnių herbas toks įdomus. Nežinojau dar tokia. Šitai suprantu, centrinė aikštė. Pats rytas, 8 ryto. Jau gal dabar apie 9, tiksliai nežiūrėjau. Eisim apsivaikščiosim. Parodysim ką nors įdomaus. Kaip visada mano rubrika, miestelių skelbimai. Nu, veiksmas vyksta, daug čia visko. Baidarių nuoma ir ančiukai ir perkam. Ir visokie anonsai, kas čia dar. Perkame senas nuotraukas. Aha, įdomu. Odontologijos centras. Žodžiu, visko. Visiems pagal skonį, kišenę ir poreikius. Taip. Pilna lenta kandidatų. Atvykome prie vaistinės. Čia turėtų būti senosios vaistinės muziejus. Nežinau, ar jisai dirba. Patikrinsime. Gal ir dirba. Jeigu ne, apžiūrėsime. Tiesiog. Nuo 9 turėtų kaip ir dirbti. Nu, pažiūrėsime. O. Puiku. Na va. Vaistinės muziejus. Turime visokių eksponatų senų. Visokie reikmenys. Čia tokie irgi visokie eksponatai. Šitas yra įdomiausias, kaip jūs manot, kas čia yra, o čia yra žmogaus oda. Čia cariniais laikais būdavo tokia bausmė,
odos diržo išlupimas iš nugaros, budelis ją atlikdavo. Tai va, čia yra išsaugoti tie odos gabaliukai. Čia tokių įdomesnių yra ir gyvačių buteliai, kašaloto taukai, vėlgi senovinės talpos vaistų. Čia apie vaistininką aprašyta, kuris čia gyveno ir turėjo viziją, kad muziejus vyktų. Čia kiemą pasakoja, tai iš kartos į kartą yra. O vaistinė šitose patalpose veikia iki 2010 metų. Dabar tai yra muziejus. Einam pasivaikščiosim toliau. Senos geros narstyklės, kuriomis apgaudinėdavo turguje, kiek aš atsimenu. Čia yra ir rūkomasis, ir šildymas, ir distiliuoto vandens gamyba. Tai yra aparatas, kuriuo darydavo distiliuotą vandenį. Taip vidai matoma. O patalpa tarnaudavo ir kaip rūkykla mėsai rūkyti. Viršai yra kabinas. Taip. Čia irgi senieji reikmenys, čia būdavo ruošiami vaistai, kiek pasakoja dirbdavo mokinys, kuris mokydavosi to viso meno, visi įrankiai reikalingi vaistų paruošimui. O čia yra turbūt gražiausia dalis, ką aš mačiau. Tai yra senosios vaistinės priimamasis ir visas interjeras. Va. Šiandien veikia ir ta modernioji vaistinė, tik tiek, kad tuo metu būdavo modernūs vaistai sudėti. O dabar, kadangi tai muziejinė ekspozicija, tai turime autentinių dalykų. Labai gražus priimamojo stalas. Gal kažkaip per kamerą nesimato man jo. Gal taip geriau matysis. Su visais išraitymais ir taip toliau. Vėl spintos su stalčiukais ir durelėmis. Čia savo laiku turbūt irgi būdavo krūva žolelių vaistų ir taip toliau. Taip, senoji autentinė iškaba dar caro laikų ir herbas carinis. Aišku, iš karto matosi, kad tai tikrai senas daiktas, dažnai atsilapinėja. Centrinis įėjimas. Kadangi vaistininkas gyvena šitam pačiam name be toliau, tai kai žmogus ateidavo, paskambindavo varpeliu ir taip duodavo žinoti, kad atvyko klientas ir vaistininkas nusileisdavo. Taip eisime į gyvenamąsias patalpas dabar. Jau čia gyvendavo vaistininkas su šeima. Turime lėlių teatrą, marionečių. Buvo pasiturintys pakankamai žmonės, kas matosi iš baldų. Buvo skambinama ir pianinu. Viskas autentika, čia toks platus staliukas. Minėjo, kad net ir klebonas neatsisakydavo kortom palošti. Čia yra darbo kabinetas vaistininko.
Čia daugiau toksai gal valdomasis ir kaip ta pagrindinė namų patalpa, gražiausioji. Žiūrėsime jau į virtuvę. O koks atpraustuvas. Pečius, visi rakandai. Na ir išeisime į kiemą. Turime mes ir sodą dar vaistininko. Čia daug kas yra ne iš tų laikų. Tas medis iš tų laikų berods. Tos liepos. Čia yra edukacinė klasė. Vaikai susėda. Mokoma apie vaistažoles ir kitus augalus. Šitas pastatas yra naujai pastatytas vietoj buvusio senojo, kurio neliko jau. Kiemo rūsys. Ir ką, ekskursiją mes čia turbūt ir baigsime. Išeisime per kitą pusę, per kiemo vartelius. Tikrai įdomu ir smagu čia buvo, bet laikas dėja nelaukia. Ir aidėme čia. Taip, miesto paminkliukas. Tiksliai nežinau, kas čia yra. Eisim pasižiūrėti. Turim ir pašto skyrių veikiantį. Kas jau... čia paminklas yra Biržiškų šeimai, kadangi signataras Biržiška yra kilęs iš Viekšnių, nežinau, ar pačio miestelio ar iš krašto, tai čia yra visiems Biržiškoms skirtas paminklas. Tiek informacijos apie miestelį. Jo. Šauni giminė, daug žymių žmonių išauginusi. Taip, bažnyčia jau panaši turbūt į liuteronų, nes tokia Latvijoje labai dažnai tokia architektūra sutinkama. Nesakyčiau, kad čia katalikų bažnyčia. Pirmas žvilgsnis. Praeisime dar šiek tiek kitomis Viekšnių gatvelėmis ir reikės jau šokti į Baidarę. Atėjo 10 valanda, aš dar nuo palapinės nusipakavęs, tiesa, daiktai mano visi ten pakankamai kompaktiškai, nėra išmėtyta. Žiūrėsim, reikia šiandien tos mažeikius pasiekti tikrai iki kokių 6, aš įsivaizduoju. Nes kitaip man nebeišeis prabalsuoti. Turime bažnyčią. O mes bandom gal šitai kirsti kampą. Buvo dar aviacijos pradininko muziejus Lietuvos, bet dėl laiko stokos aš nelabai galiu į jį nueiti. Gaila, bet teks apsiriboti tik tuo. Galime nueiti apžiūrėti bažnyčią iš arčiau. Taip, čia mes nukirsime kampą. Šiek tiek kitaip.
O, kavinė yra visgi. Net nežinojau. Gal kažką čia suvalgyt, bet ne. Tais valgymais paskui aš niekur nespėsiu, nors velniai žino, gal reikėtų. Einam, pažiūrėsim, kas ten yra. Vis tik užsukau aš į šitą kavinukę, greitai kažką perkasiu, nes šiandien teks turbūt greitai irkluoti, lankytinių vietų daug nebus iki Mažeikio, tai reikia sveikatos ir geros energijos. Na, užkandau aš toj kaviniai, ypatingai valgyti aš nenorėjau, bet čia gal daugiau į ateitį žiūrint, kadangi teks nemažai irkluoti. Ir greitai irkluot, tai reikia pasistiprinti, kitaip nieko nebus. Tai šiandien kažko įspūdingo labai nebus, porą vietų buvusių malūnų užtvankos, viena sudėtinga pakankamai, pasižiūrėsim, kaip ten mums seksis. Gali būti, kad ten bus sugaišta laiko, o į Mažeikius reikia atvažiuoti turbūt maksimum iki 6 suspėti. Idealiausiai būtų kokie 5-4 tenais būti. Na, bet žiūrėsim, kaip mums ten seksis. Dabar yra 10, kol aš viską susirinksiu, bus 11. Žodžiu, 11-17. Turi 6 valandas. Aišku, yra vėjas pakilęs. Žiūrėsim, jeigu grybo nepjausiu, turėčiau suspėti. Na, Viekšniuose yra ir kitokių erdvių pasirodo, tik tai reikia pasukti į šoną. Va, ir toksai daiktas, kas čia yra. Čia šventasis Florijonas, ugniagesių globėjas. Nu, va, visai normalus skverelis. Niekaip negaliu daeiti iki to savo baidarės, kažkur neužkliūdamas. Na, grįžtame mes prie baidarės. Nu, palapinė dar stovi. Baidarės irklu irgi yra. Bet viskas gerai. Nu ką, bus jį sausa dabar. Staigiai viską pakuojam ir šaunam į kelionę. Paliekame Viekšnius. Ačiū labai Gedimino giminaičiams, Juliui ir Raimondui, kurie mane puikiai priėmė. Ačiū už rytinę kavą. Gražus miestelis. Norėjusi būti jame ilgiau, bet dėja nepavyko. Turiu, kaip sakant, savo planą. Ir ką, dabar artimiausias toksai kažkoks tai įvykis bus Krakiuose. Krakiuose rimti akmenys. Pažiūrėsim, kokio lygio ten viskas yra. Gal pavyks juos gražiai prasitempti per tos akmenys tą baidarę, nes apsinešimui, kiek su Gediminu kalbėjau, yra bėda. Vienas skrandas labai apžėlęs, o kitas yra labai dideliu lanku. Va, žiūriu, ir gulbės man kompaniją palaiko. Gerai, judam pirmin, nors dabar 11 valanda, bet iki Mažeikių 20 km turėčiau suspėti iki kokių 5. Taip, priplaukiau stovyklavietę. Oi, kiek čia dumblo. Kažkaip reikia išlipti gražiai. Ai. O, čia mažiau.
Taip. Kas čia yra, pasižiūrim. O, čia galima visas vestuvės suruošti. Stalas su klijonkė, kitas irgi su klijonkė. Taip, ką mes turim? Čia mes turim Ventos ir Kutuvio santaką. Šiaip netoli čia yra ir partizanų bunkeris, bet iki kelio tai aš daičiau, bet paskui nėra kelio, kaip iki ten dasigauna. Tai nežinau, turbūt ne. O kas čia, gal malkų čia palikta? Ne, čia šiukšlės. Per daug optimistiškai galvojau. Va, stovyklavietė. Taip čia netoli visai yra kelias. Iki asfalto galima išeiti. Bet ką ten paskui? Tai nežinau. Gal pabandyta, gal bus koks kelias. Žygiuojam keliuku. Ten panašu, kad krakiai. Įdomu, kur tas keliukas baigsis ir kas darysis miške. Pusė kelio čia jau yra ateita. Nežinau, ar tas keliukas baigsis, ar kažkur jis tęsis. Nes šiaip tai čia nėra labai toli. Tas bunkeris. Taip, šiandien mes į kitą keliuką. Žiūrim, kur jie nuves tie keliai. Na, panašu, kad viskas čia gerai. Jau matau ir lentą. Puikiai labai. Tas visgydų kaip nereikėjo. Žiūrėsime partizanų bunkerį. Na, viskas, mes čia, kaip jūs suprantu, ir atėjome. Čia kažkokia pakyla gal renginiam. Paminklas žuvusiam partizanam. Tai tas bunkeris kažkur turėtų būti toliau. Aš taip suprantu. Tai paskaitom. A, čia vyksta ir kažkokie tai renginiai. Va, kur tas bunkeris. Nu ką, bandom eiti. Atsidarom. Oi, kokios sunkios durys. Reikia biškį pasidėti telefoną. Bandom įlipti. Čia šviesa su akumuliatorium, tai aš nežaisiu. Įsijungsim telefoną, pašvies. Jau, čia reikia apsiprasti. 10 metais buvo atstatytas šitas bunkeris. Jau matau papėlėje sienos. Taip. Ir uniforma yra. Ir gautai. O čia žuvę partizanai šitam bunkerį. Kraupokai atrodo tos nuotraukos. Taip, iš bunkerio išlipom. Taip, čia paminklinis akmuo tiems dviem partizanams žuvusiems. Kryžius. Jo, jau šiek tiek čia viskas pasenę, reikėtų jau ir atnaujinti. Bet turbūt kaip visada lėšų stygius. Gerai,
Tuniuojam atgal. Testas. Šitą kortelę veikia. Nežinau, kažkas nutiko mano tai korteliai. Rašo kortelės klaida. Tikėkime, kad informacija visai tenais išliko. O mes naudojam kitą. Gerai, kad turėjau atsargyti. Artėju prie Krakių malūno buvusio. Čia yra ilgas akmenų ruožas. Bandysiu aš išlipti, pasižiūrėti, kas ten kaip. Kažkokį reikės priimti sprendimą, ką daryti. Baidarėje vietoje einam daryti žvalgybą. O čia visai rimtas kabakas ir pliažas. Tai žiūrim, ką mes čia turim. Ojoj. Jo. Nu, faina, čia iš malūno padarytas geras restoranas. Galėtų ir kiti pasiekti tokį pavyzdžių. Čia ir viešbutukas kažkoks pastatytas, ir namelį. Ir aplinka sutvarkyta, o iš čia pasižiūrėsim vaizdą. Kas čia yra ir ką čia daryti. Lemba šitie žiauriai man nepatinka akmenys. Čia netgi per vidurį turbūt geriausias variantas būtų, aš įsivaizduoju. Bet aš iki vidurio nenuplauksiu, nes man neįtams. Šitas šonas tai toks nelabai perspektyvus, nes versto ant šono labai baidarė, man tas netinka. Anas pats kraštas gal toks įdomesnis. Va, kokie du balvonai sėdi. Alaus gėrėjai. Pradedam operaciją. Po truputį praeisis. Ai, turėčiau aš čia tuščią baidarę, aš taip čia prasilėkčiau. Pasižiūriu, dar ne viskas baigėsi. Reikės lyst po šito medžiu. Turėtų pralyst kamerą. Ir aš pralysiu. Yra viena bėdelė. Prasipjovau pirštą į akmenį. Reikia susirasti vietą ir susitvarstyti. Čia viskas aprims. Srovė nemaža. Medžių dar visokių priversta. Na, trauma nėra tokia rimta, kaip aš galvojau. Ten yra nykštys prapjautas, bet prapjautas toje vietoje, kur labai storia oda, tai net ir kraujoklys stojo. Tai nežinau, dabar kol kas to pleistro nededu, o paskui žiūrėsim, kaip ten kas bus. Tai va, tai sakykim, čia benuosiu viską praėjau. Bet šiaip jo, su tokiais akmenim, tai turbūt gal aš pirmą kartą susidūriau, kurie tokie būtų išbarsyti ir ilgi ir aplinkui nebūtų jokios galimybės prasinešti. Plaukiam sau ramiai.
Iki Mažeikių apie 10 km, nu jau gal dabar mažiau, gal 9 jau kokie. Susitariau, kas man baidarę pasaugos per tą laiką. Tai paskui viską parodysiu. Upė, nu ką, tokia. Žolių nėra, viskas gerai. Tai, kaip sakant, ir klok. Svarbu jėgų užtekti. Galingas akmuo vidury upės, tai tiesiog. Yra čia tų tokių akmenų ir didesnių ir mažesnių, bet dabar kažkaip pamažėjo. Puiku, informacinis ženklas, o krantas irgi ne ką nuostabesnis. Tai kaip išlipti čia nais? Žodžiu, įdomiai. Atplaukiau čia į tokią vietelę, net nežinau, kas čia tokio yra. Vietjauto, bet žolės visos nušienautos neseniai. Ką žinau, gal ir gerai atsipūsti ir tokioje vietoje šitą kojas pajudint. Žiūrėt, kaip pasužystas pirštas. Čia kažkoks pušynas. Ai, čia iš vis galėjau čia įplaukti. Koks skirtumas, kur jau įplaukiau, ten įplaukiau. Galima. Čia, kaip sakant, pakimarint biškį. Pažiūrėjau Google Maps, tai čia yra Naikių kaimo turizmo sodyba. Čia jie tą krantą nusišienavo. Bet manau, kad jie ant manęs labai nesupyks, nes aš jau tik tai poilsiui sustojau ir viskas. Šiukšlių jokių nepalieku, kaip visada. Šiek tiek ir bangavimo jau padavė. Nu, priešinis vėjas kelia, čia turbūt yra gilu pakankamai. Tai yra tų bangelių. Nu, ką darysi? Nebedaug čia jau man likę yra iki savo galutinio tikslo. Tai po truputį ir atpuškuosiu. Svarbu čia nesiplėšyti labai, nes prieš vietų nepasigalinėsiu tiesiog. Savo ritmu varai ir vis tiek judė į priekį. Na, jau mano finišo diena šiandieną į pabaigą. Nežinau, kiek čia liko kilometras. Nu, maksimum 2. Šito tilto dar viena tokia tiesioji ir finišuosiu šiandien. Sulaukė Mažeikių. Šiandien čia viso labo 20 km, bet visgi prieš vėją buvo ką veikti tos 20 km. Nežinau, tos 35, ką aš buvau suplanavęs, tai gal tik 6 ryto pradėjęs būčiau įveikęs. Man net ir kelio ženklai rodo, kad mes atplaukėm į Mažeikius. Va, kaip būna. Na va, Mažeikių pliažiukas. Žmonių ne per daugiausiai. Čia gal net ir varčiai pririšimas yra. Bet tai man nelabai čia dabar aktualu. Tiek aš čia galvoju ilgam į tuos Mažeikius. Tai bausniškė žmogų, sakau, pajėg baidarę nusinešti. Pakėlė, jisai sako, ne. Sako, ne mano jėgom. Tai žodžiu, susitariau aš su Pavenčių šašuikinė, kad jie pasaugos tą mano baidarę. Bet ten nusigabenti viską, tai turbūt reiks tiesiog imti ir nešti, nes aš pats jos irgi nenutempsiu. Tai ką, nusimato ilgas kelias nešimo. Nu ką darysi? Nu va, šios dienos apdovanojame. Šašuikinė, tai ir šašuikinė. Na ką, suvalgius šašuiką, einame atlikti savo pilietinę pareigą. Einame į Mažeikių savivaldybę prabalsuoti. O papildytis gražaus laiko ir po patį miestą pasivaikščioti. Niekad nesu buvęs Mažeikiuose, tai kaip tik tą progą reikėtų pamatyti kažką tai. Nors vietinis mažeikiškis sakė, kad nelabai ką yra žiūrėti Mažeikiuose. Bet aš manau, kiekviena mieste yra ką pažiūrėti.
Kapoja, nemažas kelias nusimato. Reikia užsukti dar į Avietelą, suspėti iki 6, pažiūrėti dėl SD kortelės, nes šita pas mane yra 4 valandom tik tai. Ir jeigu ta jau visai atsirašė senoji, tai ne kažką, neturėsiu kur filmuoti. Žodžiu, į tą pusę tą Avietelą ir savivaldybė toj pačio gatvėje tokį ratelį dar praeisiu. Nieko, pasivaikščiosim. Tegul dabar kojos dirba, nebe rankos. Mažeikių kontrastai. Yra tokių pastatų, o yra ir tokių pastatų. Šiaip jo, visai nemažas toks miestas. Oho, kokia įdomi bažnyčia. Pradžiai net galvoju, kas čia tokio. Čia pasirodo bažnyčia. Beje, kaip būdinga šitam miestui, simboliškai einu Naftininkų gatve. Labai įdomi bažnyčia. Užsukau į ramesnę gatvelę. Eisim per geležinkelio tiltą, neužilgo. Šiaip įdomi, tas geležinkelis miesto dalyje į 2 dalis. Ir kaip nekeista, savivaldybė yra būtent kitoj pusėje. Ten turbūt ir centras, aš įsivaizduoju kitoj pusėje. Nu, eisim, pamatysim. Na ir va vėl atėjom prie tilto, kuris eina virš geležinkelio. Panašu, kad jis čia toks apynaujus. Gerai. Kitaip ir nepereisi visur sienos. Čia kaip į apžvalgos bokštą. Nulipam. Kiek čia visko. Vėjas košia kiaurai. Vilpė. Nu nieko, mes jau nebetoli pusę kilo beliko iki pirminio taško. Na va, ir mano pirmas tikslas Avietelą, čia žiūriu dar ir parkelis ir skverelis, skulptūrėlė. Tikiuosi, ta Avietelė dirba, nes labai nedaug laiko liko iki jos uždarimo. Tikiuosi, neužsidarė. Kortelę gavau. Nežinau, ar jos prireiks, bet iš esmės tai neprapuls ta kortelė. Daiktas yra eidamas. Tos medžiagos filmuotos yra pas mane visai nemažai. Tai bus prisaugoti. Dabar einame balsuoti, vat kaip tik einame Laisvės gatve. Aš įsivaizduoju, kad čia jinai yra pagrindinė Mažeikių gatvė. Tai dabar yra Laisvės 30, o man reikia Laisvės 8. Tai čia labai greitai, čia ne Vilniaus mastai. Vat koks statiniukas įsitaisęs. Manosi, kad gatvėje nauji medeliai pasodinti. Trinkelėm išklota. Neblogai atrodo miestas. Žiūrėsim, kaip ta savivaldybė. Vis tiek turėtų būti kažkokia centrinė aikštė. Reikės atsipūst po visko. Ir savo ramiai jo tada žygiuoti atgauti šašvaikinės. Būtų gerai dar ir su dronu paskraidyti, bet biškį vėjas didokas. Nu, žiūrėsim. Atvykome į Nepriklausomybės aikštę. Kaip žmonių ne vieno. Visa aikštė yra mano. Sudinta žoliukų visokių. Taip ir nesupratau, kur ta centrinė aikštė Mažeikių, gal jos tiesiog nėra. Žinau, čia gal paskui pasakys, kad nežinojau.
Bet čia irgi visai yra įdomu. Galim čia susės biškį ir pailsėti. Iš centro, einu kitų maršrutų, užsuksiu dar į Lidlą, gal kažką nusipirkt, iš vaisių, nes rytoj tai neturėsiu nieko, nebent Plieckavoje kažkas bus, bet, kaip sakant, yra vietos būdelė atsiradę, tai galima kažką nusipirkti. O paskui jau Latvijai konservai. Parašyta, kad negalima parkelyje statyti palapinių. Tai dabar galvoju, ar ta mano šešuitinė priklauso šitam parkeliui ar ne. O, tai fontanas. Bet čia tai ne Venta. Tikrai Venta čia neturi. Toks tvenkinys. Visai smagiai būtų prisisėsti. Treniruojasi futboliuką vaikai. Čia va toksai būdelis. Labai aišku, nieko neišuškinys. Tai va toks mano kelias atgal iki šašlaikinės. Aš atėjau ten toliau, jeigu matot kitą pusę. O čia dabar grįžtu vėlgi taip. Pasižiūrėti, kur čia įsikurti geriausia. Reikia kurtis kažkur tai, kur nors arčiau upės. Ten prie upės tai toks nuožaudumas yra didelis. Tai nežinau, ne. Palapinių nelabai. Arba čiuoši į palapinės išėjimą arba atvirkščiai. Žemyn galva tai iš vis. Ten prie persirengimo kabinų, man atrodo, visai. Na, išsirinkau. Miegosiu čia. Prie aikštelės. Paskui aš ryte susinešiosiu viską. Nes dabar nešti ten daiktus visus, tai nei šis, nei tas, nes reikės palikti juos ilgai be priežiūros. Tolimas atstumas, tai gal geriau aš čia artimiau viską nusinešiu. O rytoj ryte jau ten šis nebus tų žmonių, susitvarkysiu. Aš jau palapinėj, miegu pliaže, kaip jau rodžiau,
Dar Chebrytė žaidžia krepšį. Bet 12 valandą čia viskas užgės. Nusimato šalta naktis pakankamai, apie 10 laipsnių, tai reiks apsirengti. Tai gal tiek tada. Labanakt.